Labas iššūkiečiai, sveiki, malonu prisistatyti. Esu Tomas Kesminas, vienas iš šių 14 dienų iššūkio projekto organizatorių. Tad šiandieną jums trumpai noriu papasakoti apie du puikius Herbalife produktus. Tai Vegan PDM drink mixą ir Formulė 3. Herbalife PDM tai yra augalinis baltymų gėrimas. Jis yra pagamintas iš sojos baltymų izoliato. Na, kamgi jis yra skirtas? Ogi jis yra skirtas tiems, kurie norite daugiau baltymų gauti be laktozės. Nes piene žinom, kad yra daug laktozės bereikalingo cukraus, tai yra puikus baltymų šaltinis be laktozės. Na, jis taip pat tinkamas sportuojantiems ir aktyviems, tai metantiems svorį, siekiantiems ilgiau išlikti sotiems. Ir pagrindinės Protein Drink Mix savybės yra tokios, kad porcijoje dviejose matavimo šaukšteliuose yra 15 gramų baltymų ir tik 100 kalorijų. Be laktozės, be glitimo, praturtintas vitaminais, mineralais 22, jis yra tikrai labai skanus, sotus ir labai lengvai virškinamas. Kaipgi jį vartoti? Ogi įmaišome 2 samtelius su šito PDM gėrimo mišinio su 300 ml vandens. Galima miksuojant su kokteiliais Formulė 1 arba tiesiog naudoti atskirai ir gerti vandenuką su 2 samteliais kaip užkandį. Na ir kada rekomenduočiau jį vartoti? Aš rekomenduoju taip. Idealu yra tarp valgymų vartoti kaip užkandį. Ryte maišant su kokteiliais, galima daryti kaip greitą maistą, galima kaip gėrimą pasidaryti 30 minučių bėgyje po treniruotės, pamaitinti raumenukus. O Herbalife Formulė 3 tai yra jau kitoks baltymas, personalizuoti baltymai. Tai yra grinų baltymų mišinys. Iš sojos izoliato, pieno išrūgų baltymų ir jis neturi jokio skonio, todėl tinka praktiškai bet kam. Ir jis yra skirtas irgi žmonėms, kurie sunkiai surenka savo asmeninę baltymų normą, metantiems svorį, sportuojantiems taipogi idealus, norintiems didesnio, geresnio sotumo jausmo. Ir pagrindinės Formulė 3 savybės yra tai, kad vienoj porcijoje yra 5 gramai baltymų, reiškia vienam matavimo samtelėje. Ir labai minimaliai kalorijų. Tad labai lengva yra personalizuotai berti į kokteilius, įmaišyti į košes, į jogurtus, į sriubas ir net į kepamus omletus. Tad dabar trumpai papasakosiu, kaip rekomenduojama vartoti. Taigi rekomendacija yra tokia, kad 1 arba 3 kartus per dieną po 1 samtelį, priklausomai nuo jūsų tikslų, ar sotumui tiesiog, ar svorio kontroliai, ar sportui, ar kulinarijoje, žodžiu, pagal poreikį pridėkite to baltymo, jis tikrai labai nekaloringas ir beskonis. O kaipgi galima derinti PDM su Formulė 3? Kaip greitas baltyminis užkandis gali būti. Pavyzdžiui, dedame 2 matavimo samtelius PDM ir 1 samtelį Formulė 3. Mes gausim 20 gramų baltymų, tokį kokteiliuką užkandinio tipo. Ir, pavyzdžiui, 30 minučių bėgyje po treniruotės dedam 2 matavimo šaukštus PDM su vandeniu ir papildomai pridėkime porą samtelių Formulė 3. Čia po treniruotės, ne? O kasdieniam pusryčiam maišykite Formulė 1 kokteilį su 2 samteliais PDM, kad vietoj pieno, ir dadėkite 1 Formulė 3. Irgi turėsit puikų 30 gramų vertės baltyminį kokteilį. Na ir kam šitie produktai tinkami labiausiai? Labiausiai tinka tiem, kurie metat svorį, kurie sportuojat, gyvenat aktyviai, kurie skubate, kurie vengiat laktozės ir aplamai norintys padidinti surenkamų baltymų kiekį. Na ir pabaigai dar pasakysiu taip, kad jeigu, patarimą tokį duosiu, jeigu norit sužinoti, kokia jūsų asmeninė suvartojimų baltymų norma, tai galit padaryti taip, kad kreipkitės į savo asmeninį mitybos trenerį ir jisai jums paskaičiuos, parekomenduos. Ir šitie 2 produktai yra patys geriausiai baltymų šaltiniai visuomet, kada jūs norite praturtinti maistinius kokteilius ar gaminamus valgius patiekalus. Išbandykite, paragaukite ir pajauskite jų poveikį. Taigi, Protein Drink Mix tai yra proteininis gėrimas, Formulė 3 tai yra dvikomponentinis baltymas. Ir kaip jį vartot, kaip juos derinti, aš jau šiek tiek papasakojau, bet skirtumas yra labai minimalus, kad čia dar yra pieno išrūgų baltymų, o čia yra tik sojos izoliatas. Na ir čia jisai turi lengvą skonį, tokį vanilės prieskoniuką, o Formulė 3 yra visiškai beskonis. Taigi patys varijuokit, improvizuokit ir visiems sėkmės.
Jeigu turite kokių klausimų, parašykite komentare. Po šio video pasistengsiu kaip įmanoma greičiau atsakyti. Visą laikite būkite ryšys su savo asmeniniais mitybos treneriais. Sėkmės visiems siekiant asmeninių tikslų. Ate.